Labas rytas, Giedrė. Labas, Meda. Mes šiandien susitikom pasikalbėti apie piligriminės keliones. Iš Taip. tikrųjų, žinau, kad ir tu sulaukdavai ir man teko išgirsti tokių prašymų iš žmonių, kurie nori išgirsti tas istorijas, tas patirtis ir tarsi pabūt tose vietose per mūsų patyrimus. Tad Mhm. pas mane tai piligriminės kelionės atėjo per tave. Ir aš noriu tavęs paklausti, kaip jos atėjo pas tave, kaip tu pirmą kartą išvykai į piligriminę savo kelionę. Pirma mano piligriminė kelionė buvo dar vaikystėje, kokia 8 gal klasiai buvau. Ir atsimenu, kad ta kelionė tiesiog paliko tokį didelį įspaudą mano viduje, kad aš labai dažnai sugrįžusi iš jos pagalvodavau, kad tai buvo kažkas labai ypatingo. Dar vaikystėje toje kelionėje aš sutikau pirmą nušvitusį žmogų, tai buvo vienuolis tėvas Rožė Ir kur tu ir vykai tada, kokioj čia šaly buvo? Prancūzijoje, Mm. Tezie. Ir aš atsimenu, mes po mišių visi galėdavom sustoti į eilutę, nusidriekdavo didžiulė eilė, kad palaimintų tas tėvas Rožė. Ir tai buvo kažkas ne, nepatirto tas jausmas, kaip jis uždėdavo ant galvos rankas, tai iš karto pasipildavo ašaros nuo žmogaus energijos, nuo žmogaus gerumo. Ir man tada jau atėjo suvokimas, kad yra žemėje tokių kažkokių ypatingų žmonių, ypatingų vietų, kur nuo to vien pabuvimo tu pasijunti kažkoks ir pats pripildytas, geresniai versijoje. Net vaikas aš tą pajutau. Ir aišku, po to jau ten buvo paauglystė ir jaunystė ir visko ten buvo. Ir nebuvo taip, kad jau vien tik tai dvasingumas gyvenime nuo to laiko, bet aš dažnai sugrįždavau į tą būseną, kurią patyriau ten. Ir jeigu ypatingai man būdavo gyvenime sunkesni kažkokie momentai, aš ten giedodavau tas giesmes, prisimindama va tą kelionę. Ir aš atsimenu visą laiką kažkaip viduje taip galvodavau, kad kai būsiu sena, tai aš leisiuosi vien tik į piligriminės kelionės. Bet taip atsitiko, kad jos įvyko anksčiau. Ir aš atsimenu, kaip tas Nepalas atsirado mano gyvenime, nes po to jau buvo aišku, tarpe iki Nepalo aš būdavo, kad ir kelionėse aplankau kažkokias šventas vietas ir tiek Lietuvoje, tiek kitas šventas vietas, bet kad pati visa kelionė vien tik orientuota į piligrimystę, tokių jau po to vien tik tai grinai piligriminių nebūdavo. Būdavo tokios ir to, ir to. Ir aš atsimenu, buvau Ispanijoje ir aš jau domėjausi Tibeto budizmu, labai jau ten ieškojau desperatiškai to mokytojo. Ir aš atsimenu, kad pirmą kartą apsilankiau Stupoje, Belamondenos mieste. Ir aš kaip įėjau į Stupą, aš tikrai labai ypatingą jausmą pajutau. Ir nežinau kodėl, aš ten pagalvojau apie Nepalą. Taip spontaniškai, kažkaip iš vidaus pagalvojau, kaip norėčiau nuvykti į Nepalą. Bet net ne Tibetą pagalvojau, kur Tibeto budizmo, bet būtent Nepalą. Kažkodėl pagalvojau ir tarsi sugalvojau tokį norą toj Stupoje. Ir atsimenu, išėjau iš tos Stupos ir ten šalia buvo vienuolyno to parduotuvėlė, tokia mažytė prie pat tos Stupos. Ir galvoju, reikia nueiti pasižiūrėti, nuėjau ir ten pirmą kartą įsigijau tuos budistinius Tibeto budizmo tokius ritualinius daiktelius, tai atsimenu varpelį, kuris šiaip labai svarbus Tibeto budizme, važą. Ir aš pasižiūriu, kad jie pagaminti Nepale. Va tas, kad galėjo būti jie pagaminti Indijoje, galėjo būti Tibete, bet buvo jie iš Nepalo.
Ir taip kažkaip viskas taip staigiai užsisuko, nes man atrodo, kai kelias yra tikras, jisai tiesiog driekėsi. Ir aš po poros savaičių netyčia pamačiau skelbimą, kad organizuojama kelionė į Nepalą. Kaip greit. Jo, ir aš iš karto galvoju, noriu. Ir buvo tas toks tyras noras ir galvoju, kaip čia padaryti, kad išvykti. Nes aš tiesiog buvau suaugusi su savo šeima, aš labai stipriai buvau motinos vaidmenį, atrodė man tie vaikai dar maži ir kaip čia man dabar išvykti, kaip čia juos palikti, kaip apskritai nuo jų atsiskirti ir ar apskritai čia mane paleista šeima išvykti. Ir aš kažkaip prisiminiau, kad šiaip tai vyras man skoloja kelionę. Galvoju, laikas jam grąžinti skolą. Ir aš atėjau pas vyrą, o čia jeigu taip neįsiplečiam, todėl jisai man buvo skoloja kelionę, tai dar visai jauni, kai tik pradėjome draugauti, aš jam labai stipriai pagelbėjau su jo mokslais ir aš atsimenu, jisai, prašau, padėk, aš ten ir pati buvau palūžusi. Sako, prašau padėk, prašyk, ko nori, aš išpildysiu, tu tik man pagelbėk dėl tų mokslų. Gerai, sakau, noriu, kad kažkada išsivežtum mane į Tailandą. Noriu į Tailandą, aš atsimenu, pasakiau šitą norą, jis gerai ten visko prižadėjo tada ir aišku, ėjo laikas ir aš to Tailando nemačius buvau. Ir aš jam kartais primindavau, tai kur tas mano Tailandas, tu man skolojo, jis sakydavo, taigi jau ir daug kur kitur buvom, bet nesakau, bet noras tai buvo Tailandas. Ir aš tada kažkaip ištraukiau tą Tailando kortą ir sakau, aš sukeičiu savo norą, aš jau nenoriu į Tailandą, bet tu man skoloji kelionę, išleisk mane į Nepalą. Ir jis kažkaip pajautė, kad jau laikas grąžinti skolą ir mane tada šeima paleido į Nepalo piligriminę kelionę. Tai va, o aš žinau, kad tavo piligriminės kelionės irgi nuo Nepalo prasidėjo, tai kažkaip norėčiau dabar išgirsti ir apie tavo istoriją. Man irgi pasidalink. Taip, pas mane atėjo per tave, kaip ir minėjau, šitos piligriminės kelionės ir metai iki išvykimo aš taip intensyviai skaitydavau tai jogo autobiografiją Joganandos, paskui Swami Ramos Himalajų, gyvenimo su Himalajų mokytojais ir kažkaip vis būdavo tas toks nepaaiškinamas jausmas, kad labai traukė Himalajų kalnai ir tada prasidėjo stovyklos tylos ir vienoje iš tų stovyklų sutikau tave. Ir kažkaip tai viskas labai natūraliai susikūrė visos sąlygos, kad mes pradėjom bendrauti ir tu padovanojai man džapa malą ir jis buvo iš Nepalo. Ir vieną rytą, atsimenu, einu į studiją, pamatau kvietimą, uždėtą skelbimą tik įėjus pro duris studijai, kurį tu buvai atvežus apie laukiančią kelionę. Ir atsisėdu medituoti ir taip pajuntu, kad aš jau esu vienuolyne, aplinkui vienuoliai ir aš kartu su jais sėdžiu ir medituoju. Ir iš tikrųjų po 2 mėnesių tas vaizdinys ir tapo realybė, nes iš tikrųjų tą patį jausmą patyriau tuomet būdama jau tam vienuolyne tarp tų vienuolių. Tai vat kažkoks toks visą laiką būdavo labai stiprus tų vietų pajautimas ir tas ryšys su Himalajų kalnais vat ir atvedė į šitas vietas. Ir žinau, kad tu ne vieną sykį buvai jau Nepale ir gal tu gali pasidalinti, kuo tave taip traukia šitas vietos ir kuo tau toks svarbus Nepalas. Kad tiek kartų būsiu Nepale, tai nesitikėjau, nebuvo tokio plano tikrai, bet taip gausis, kad jau šiemet 5. kartą vyksiu ir kas metai nuo tada, kai pabandžiau.
Tai kol kas likimas toks dosnus ir palankus, kad susiklosto kas metai galimybė ten nuvykti. Aš kai ten nuvykau, tai man buvo toks jausmas, kad kaip siela sugrįžo namo, man taip sava, gera. Bet sakau, tokio plano, kad kas metai čia tikrai grįšiu, važiuosiu, nebuvo, bet tiesiog po to jau tas kelias driekėsi pats. Kažkas siela pradėjo tiesiog eiti gal savo keliu. Ir aš kiekvieną kartą, kiekvienais metais, kai vėl išsipildo galimybė vykti, aš tai labai priimu kaip kokią dovaną išlikimo, kaip likimo dosnumą, kaip bonusą iš gyvenimo. Ir jeigu tai kažkada ir pasibaigs, tai, na, tikrai labai labai būsiu dėkinga už visas šitas patirtis. Tai apie Nepalą, atrodo, galėčiau kalbėti ir kalbėti. Tų istorijų tiek daug, kad net nežinau, kurią čia dabar išskirti reiktų. Man ten Nepalas yra ne tik apie tas šventas vietas, ne tik apie tuos vienuolynus, kurie tiesiog nuostabūs, bet ir apie žmonės, apie tuos vietinius, apie jų kultūrą, apie tai, kad vien pabendravimas su jais man labai daug žinučių duoda. Jie tikrai yra kitokie nei mes europiečiai ir jų tas gerumas, nuolankumas, bet toksai su orumu sumaišytas, tokios savybės, kur man gal pačiai asmeniškai labai imponuoja, kad aš net pajaučiu, kai aš būnu Nepale, aš pradedu net jų kūno kalbą, įvaldau kažkaip ten tą galvą. Aš tiesiog man automatiškai kaip gaunasi, aš su jais bendrauju ir pradedu su ta galva irgi linguoti, kaip jie. Ir aš matau, kad ir jiem tas patinka, bet man tiesiog aš susitapatinu, nes man labai žavu jų daug savybių, daug gražių, gerų žmonių sutikau ir kas metai labai pildosi tas draugų sąrašas. Ir ypatinga va tokia ir draugystė su vienu vienuoliu, tokia netikėtai, nu kaip netikėtai, tose vietose, matyt, susitinka tie, kas turi susitikti. Sėdėjom su bičiulė kavinėje priešais Baudometo stupą ir sėdėjo vienuolis toks ir kažkaip užkalbino jisai mus ir iš karto pasikvietė prie savo staliuko ir iš karto tas pokalbis susimezgė, tarsi seni pažįstami susitiko, toks labai buvo geras jausmas. Ir ta draugystė tęsiasi iki šiol ir net ir sugrįžus į Lietuvą, jis ir pats dažnai parašydavo ir parašo ir jau dabar man net normalu, kad aš kad ir darau kažkokius buitinius darbus ir jisai, vat, matau, skambina, mes pasijungiam per video skambutį ir toks atsipalaidavimas toj draugystėje, kad aš galiu net ir toliau tęsti kokį savo buitinį darbą, bet mes šnekamės, mes dalinamės. Tai labai labai graži tokia draugystė su tuo Tibeto vienuoliu. Tai va daug tokių istorijų ir aišku, man įdomu ir tavo istorijas išgirsti, tai irgi pasidalink, o kaip tau tas Nepalas, kokias istorijas tau jisai atnešė? Man gal dar taip pradedant apie pačią kelionę, kaip jinai prasidėjo, tai buvo ir tokių visokių abejonių. Galvojau, kad čia gal, pat kaip irgi tu sakei, kad su šeima lik buvo sunku atsiskirti, o man buvo iš tos tokios, ar aš tikrai jau čia galiu važiuoti ir ar galiu sau leisti. Ir kažkaip visos iš tikrųjų aplinkybės taip susidėliojo palankiai, kad tas vidinis, tas kvietimas atsiskleidė, kad iš tikrųjų yra visos sąlygos tam susikūrė. Ir atsimenu viena pirmą kartą oro uoste, nebuvau niekada iki tol skridus. Ir gavos taip, kad mano skrydis taip ir gavos, kad aš visą kelionę viena skridau. Ir toks vidinis pasitikėjimas, kad einu ten, kur širdis veda ir tas toks vidinio pasitikėjimo jausmas lydėjo visą tą kelionę ir kažkoks
kadangi žinojau, kad tave ten sutiksiu, toks kažkoks saugumas labai, vat, iš karto vat, jautės. Tai vat, toks padrasinimas savęs pačios. Ir kai aš pamačiau per langą kalnus Himalajų, tai žinok, aš tiesiog iš dėkingumo pradėjau verkti ir kažkas mano viduje taip stipriai atpažino tos kalnus ir tiesiog jaučiau, kaip tarsi jie su manim šnekasi. Gal ir keistai skamba, bet buvo kažkoks nepaaiškinamas ryšys turbūt ir iš praeitų gyvenimų ir kažkoks atpažinimas vat, tų vietų. Ir kaip tu sakei, kad jautėjai lyg namus grįžtum, tai man irgi buvo labai vat, panašus jausmas. Ir atsidūriau pačiam Katmandu sūkury, daug triukšmo, pirmas kartas Azijoje, visokiausi kvapai ir tikrai toks intensyvumas, bet tas intensyvumas toks nechaotiškas, bet kažkokia visame tame darna tokia, užslepta kažkokia darna net ir tam visam eisme ir kai pradėjom tas visas šventyklas lankyti, tai tikrai man buvo toks kaip svajonės išsipildymas, nes vis kartodavau, kad aš vieną dieną nuvažiuosiu į Indiją, bet taip atsitiko, kad atsidūriau Nepale ir viršijo mano tikrai visus lūkesčius. Ir gal vienas iš tokių kaip atsiminimų, tai kai mes 10 valandų berods vykom su džipais per visokiausias bekelės, per mažyčius miestelius, kur vaikšto karvės ir avis. Ir atsidūrėm Maratikos urvuose ir tenais turbūt keletas tūkstančių ar dar daugiau vėjyje plazdenančių vėliavėlių. Ir mes leidžiamės į urvą, pasitinka vienuolis. Ir tas vienuolis, jau mes esam prie pat jau to įėjimo į tą siaurą urvą. Ir jisai patarė mums tapti kaip gyvatėm. Ir man kažkaip aš taip viduje suklūstu ir ir taip kažkaip atrodo persijungiu, kažkas viduje taip persijungia. Ir iš tikrųjų ten buvo ant tiek siaura, kad net vietom lendant atrodė, kad net gilesnis kvėpavimas trukdo pereiti tolyn ir virš galvutė šikšnosparniai skraidantis. Ir pats jausmas, kad esi vat tame vienyje su žeme, kad jauti to žemės šilumą, nes, iš tikrųjų, lendi taip gilyn. Ir ta visa istorija, kad ten mokytojai save realizavo ir ta vidinė tyla užplūstanti ir mes turėjom dar ten laiko pamedituoti, pabūt. Tai toks be galo didingumas ir dėkingumas, kiek žmogus gali savyje realizuoti ir toks labai susijungimas su tuo, kas daugiau už mus man tenais vyko. Tai va, turbūt vienas toks iš ryškesnių atsiminimų, bet aišku, jų buvo tiek daug ir tiek daug tų įžvalgų ir to jausmo neapsakomai. Aš tai galiu paantrinti tau, man irgi Maratika ir tie urvai ir tas mūsų lindimas tenai, man vienas irgi tokių įspūdingesnių patirčių gyvenime, ne tik Nepale. Aš atsimenu, kad taip norisi suabejoti, jau nebelysti, bet matai, kad, va, pavyzdžiui, jūs jau priekį lendat, tai kažkaip motyvuoja tas, kad nepasiduot. Ir galvoju, tai vis tiekgi nevestų tas vienuolis, jeigu čia neįmanoma, bet atrodo, vizualiai tai neįmanoma ir tu nežinai, kur išlysi, gal dar siauriau bus. Ar ten, ir nežinai, kas laukia. Toks ėjimas į nežinomybę ir tas pasitikėjimas. Ir atrodo, ten, kur fiziškai kūnas neįtelpa, bet tikrai, kai jis taip pasakė apie tą gyvatę, taip ir jauti kaip sliuoki, nes ten, negali turėti tiesiog, atrodo, kaulų, turi būti toks minkštas, kad ten pralystum. Tai labai gražus tavo pasidalinimas, nes labai labai stipri patirtis tikrai buvo. Taip atrodo, atgaivinom tą patirtį iš naujo. Tikrai taip. Ir toks atrodo, kai įveiki tą, nes tikrai buvo kai kurie ir pabijojo įlysti, nes tikrai ten prasideda ir klaustrofobija, ir
Ir Nu, panika tokia gali užeiti. nežinia praraja gali laukti, nu, bet kažkaip pasitikė tuo vienuoliu, bet iki galo vis tiek nebuvo tvirta, kad jau ten kažkaip tas jausmas toks labai įdomus. Tikrai verta patirti tokias patirtis. Tikrai. Giedre, gal ta, kuri kažkokių istorijų iš Nepalo? Man tai gal dar labai pašupatinatas įspūdį daro pačiam Nepale, nes aš atsimenu, kaip mes buvome kartu, tai buvo trečias mano kartas, kaip aš buvau pašupatinatė. Ir tai buvo pirmas kartas, kada aš peržengiau kitą upės krantą. Ir nežinau, ta pati vieta tiek praplečia sąmonę, kad man jinai kiek aš kartų ten betvykčiau, kiekvieną kartą jinai vis skirtingai žinutės kažkokias viduj suvokimus duoda. Nu, labai stipri ta vieta, tai kas jos nežino, nu, tai panašu kažkas kaip Indijoje prie Gangos Varanasija, yra irgi gatai ir ten laidojami vyksta kremacijos ir irgi 24 valandas 7 dienas vyksta laidojimo apeigos prie upės. Ir aš kitus 2 kartus buvau kitapus upės ir taip iš tarsi stebėjau tas apeigas vienam krante, bet laidotuvės vyko kitam. Ir kai mes buvom kartu, aš pirmą kartą perėjau į tą kitą upės krantą ir aš atsimenu, kad labai taip giliai išjaučiau tą perėjimą. Man taip giliai gyvenimas ir mirtis susitiko, aš tiesiog jaučiau kiekvieną žingsnį, kaip mes ten einam. Praėjom tą deginamą kūną prie pat ir toks, jeigu dabar į žodžius šiaip labai sudėtinga įdėti, koks ten buvo jausmas, bet bandysiu pabandyti, tarsi atrodo ir dėkingumas, kad aš vis dar esu ir galiu kažką nuveikti šiame gyvenime, ir tuo pačiu gyvenimo trapumas, ir čia kažkas kenčia ir išgyvena galbūt savo artimojo netektį, ir aš kai mes praėjome pro tą kūną, aš tokią gilę pagarbą pajaučiau tam žmogui, kuris ten guli, kad jo gyvenimas, šis gyvenimas jau baigėsi, bet čia guli gyvenimo istorija. Čia guli kažkas, ką jis veikia ir su tokia pagarba praėjome. Ir tada ta vieta atsiverė dar taip, kaip nebuvau patyrus pašupatinatą, nes mes priėjome budistinės olas, ko aš net nežinojau, tuos 2 kartus lankydamasi, kad čia yra tokios Pilopos ir Naropos olos, kuriuose šie iškilus Tibeto budizmo mokytojai meditavo. Ir, na, gal jau, kad ir visa vieta tokia buvo praplėtusi tą sąmonę, tą tokį gyvenimo mirties filosofavimą viduje. Ir kai aš atsimenu, mes kartu įėjome medituoti į tas olas, nes ten grupelėm ėjom, nes jos labai siauros. Ir kai nuėjome, aš tiesiog labai stipriai išjaučiau tas olas. Man visų kūnų vyko tokie procesai, kad man atrodė, aš turbūt nualpsiu. Ir aišku, čia pamatuoti negali, ar čia fiziologiniai tie pojūčiai, ar čia iš tikrųjų nuo tos tokios antiek stiprios vietos, ar ten jau viskas viename maišosi, bet aš atsimenu, kai mes sekančiais metais ten vykome vėl kartu ir ėjome į tas olas, aš dar vienos iš mūsų grupės narių, kažkaip pasitikėdama labai jos irgi dvasiniu keliu, kad žinau, kad jis ilgas ir toks labai, nu aš ją ten visą laiką toj kelionėj vadinau išminties lobynu, tą moterį. Labai daug jinai dalinosi ir mums visiems labai daug davė ir aš kažkaip jos prieš einant paklausiau, tu sakau, man po to pasakysi, kaip tau tas pašupatinatas, ar tu kažką pajusi. Ir jinai būtent tose olose irgi labai stipriai kūnų pajuto, jai irgi tokie procesai prasidėjo, kad jinai sako, wow, kokia stipri vieta. Tai aš tada gavau patvirtinimą, kad man gal ne tik fiziškai kažkas ten buvo, kad jau vos nealpstu, bet iš tikrųjų, kad labai stipriai galima išjausti, pajausti tas vietas. Nu, labai subtilu čia, ką pasakoju, kas nepabūna panašiose patirtyse, gal ir skamba kažkaip, kad čia mistifikuojam, bet man, ką ten viduj išgyvenau, ką patyriau, tai vat pašupatinatas
visada tokia ypatinga vieta. O gal ir Žinok, tu kažką apie patį tą žinok, noriu tik tai paštomatą paantrinti apie pasidalinti? apie tos stiprius, vat ir tos fizinius pojūčius, apie įžvalgas ir net apie vizijas, kurios aplankė. Tai kai mes jau išėjom iš tų uolų, apie kurias ką tik pasakojai, ir ėjom jau vėl į tą kitą upės krantą ir užlipom ant kalno, ir ten ant to kalno mes vėl stebėjom tą visą pašupatinat, tą gyvenimo vyksmą, tie kremacijos visi procesai, tada prasidėjęs jau toks saulėlydis ir tas toks temstantis po truputėlį miestas, užsidegančios šviesos, vienuoliai, beždžionės, kvapai ir dar ugnies, mes atsimenu, stebėjom tą ugnies visą ritualą iš šalia upės vykstantį. Ir aš atsimenu, aš tave apsikabinau tada stipriai, mes stovėjom taip apsikabinę ir nuo tos visos, vat, kaip tu vat įvardinai, lyg atrodo ar nualpsi, tai man vat irgi vat toj vietoje ant kalno buvo labai labai panašus jausmas, atrodo, kad lyg pakilsi keletą centimetrų nuo žemės, nuo tos tokios dvasinės energijos, atrodo, ant tiek užsipildai visas tą dvasinę energiją, kad tampi tarsi besvoris ir atrodo, kad iš tikrųjų vat pakilsi keletą centimetrų nuo žemės. Ir aš atsimenu, aš taip stipriai tave apsikabinau ir pradėjau labai stipriai verkti, nes pamačiau viziją, kad labai greitai stovėsi čia ant šito kalno su savo vyru. Ir iš tikrųjų gyvenimas padovanojo tokią didelę dovaną, kad po net nepilnų metų mes su vyru stovėjom kartu ant to kalno, stebėjom tą patį vyksmą. Ir tai buvo mūsų medaus mėnesio laikas. Tai iš tikrųjų dabar net kaupęs ašaros, ant kiek vat buvo gilus, vat tas tiesiog vat toks pamatymas, kad vėl ten sugrįšiu. Ir tai va, iš tikrųjų tos patirtis tokios šiek tiek, kaip sakai, mistiškos, tad jos tiesiog vat tos vietos padovanoja vat tos patyrimus ir vibruoja, vat, tiesiog ir dabar visas kūnas. Man irgi pasakojo, man širpuliukai eina ir aš atsimenu tą vietą, kur tu pasakoji, kad mes kaip stovim ir mes taip stovėjom ir pirmą kartą irgi pamačiau tenai, kad pravėrė tas duris to šventyklos, į kurią turistams negalima ateiti ir mes žiūrėjom taip iš tolo ir mums matėsi kraštelis to šventyklos ir vyko ten ritualai. Ir irgi atrodo, ta vieta dar ir prasivėrė, net ten, kur slapta, kur mūsų neįleidžia turistų. Vis tiek mes pamatėm, tikrai labai stipriai, aš irgi labai stipriai prisimenu tą kartą pašupatinatę. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jūsų povestuvinė kelionė medaus mėnesis buvo Tibete, Nepale ir Tibete. Ir kad jūs taip simboliškai patys susituokę atėjote šventą Kailašo ratą, tai čia, tikrai palaiminta sąjunga, palaiminta šeima, ir tikrai ne kiekviena pora turi tokį medaus mėnesį, kokį jūs turėjote. Su jau atrodo didžiausiais palaiminimais, kokiais tik įmanoma galbūt žemėje gauti. Tai net ir norėtųsi kažkaip jau pereiti prie Tibeto, kad jau čia jį palietėm. Ir tai tave taip vat pasikvietė Tibetas ir kas tau vat ryškiausia apie Tibetą, kuo tu gali pasidalinti vat po metų, netgi nepilnų, po 10 mėnesių sugrįžai į Nepalą ir tada išvykome kartu į Tibetą, atėjome kartu Kailašo korą ir ką tu pajutai, vat, kokias žinutės tu savo įsinešiai iš tos kelionės? Aš dar noriu šiek tiek ir pridėti va tą tokį dar papildomą kvietimą, kaip buvo, kad dar ir Arnas, mano vyras, pajaustų, kad iš tikrųjų mes ten turim vykti. Tai kaip iš tikrųjų tas kalnas pats pradėjo ir tie Himalajai mus kviesti, taip, kad iš tikrųjų patikėtumėm, nes iš pradžių
toks, nu, buvo, atrodo, vaizdinys, žinai, čia tas stiprios patirtis, bet liktais nebuvo dar to tokio, kad imti ir važiuoti, nes vis tiek tai yra tikrai didelė kelionė ir reikia daug visokiausių resursų tai kelioniai. Ir mes buvom su Arnu prieš naujosius metus išvykę į Rygos senamiestį ir vaikštom. Irgi tokia kažkokia buvo pakili tokia būsena. Ir aš pamatau kavinukę, kurios pavadinimas Himalajan. Ir aš taip iškart sakau, Arnai, žiūrėk, mus kviečia Himalajai. Ir už vienos sekundės, už keletos daugiausiai, aš pamatau savo laikrodį pranešimą, kad kaip ten tikrai buvo tas kvietimas į tą kelionę, atėjo žinutė į grupę, praeitų metų Nepalo grupę, atėjo tas kvietimas. Ir tada vėl tie visi fiziniai pojūčiai buvo praktiškai identiški, kaip tada ant to Pašupatinat kalno. Ir tada jau buvo visiškai aišku ir tada jau tiesiog ėjo tas visas ėjimas tuo keliu per labai didelį pasitikėjimą, kad iš tikrųjų siela, širdis veda ir kad ir kokios aplinkybės ir kaip atrodo reikėtų tarsi daryti tuo etapu, bet tiesiog buvo tas vedimas, kaip siela jaučia, kad turi būti. Ir patirtis iš Tibeto, iš tikrųjų mes turėjom net ir visą savaitę berods Nepale. Tai teko dar sykį patirti ir Nepalą ir jisai buvo vėl visai kitoks, nes tos vietos buvo su daug mažiau žmonių, nes mes buvom vasarą, ne rudenį, tai buvo mažiau turistų. Tai vėl kažkaip toks ramesnis pabuvimas tose pačiose vietose. Ir Tibetas tikrai visai kitoks, dar su gilesniem patirtim ir buvimu gamtoj, kalnuose. Ir vienas iš tokių ryškiausių gal atsiminimų, tai buvo Lasos senamiestyje, jeigu apie tokius irgi pojūčius kalbant, tai mes abi kažkaip atsiskyrėm, atsimenu, nuo grupės ir darėm kartu tokią praktiką, tiesiog linkėti visiems laimės ir šiaip kažkoks buvo labai stiprus ryšys su ten gyvenančiais žmonėm ir ėjom ir linkėjom laimės ir tiesiog irgi vėl ašaros ir toks širdies, tas atsiverimas ir meilė, kažkokie tiesiog gijimo procesai, atrodo, vyko ten kiekvienoj dienoj ir skirtingai. Ir dar tiek daug visokiausių istorijų ir apie pačią Kailašo korą. Gal tu nori, Giedrė, pratęsti? Aš labai irgi atsimenu tą mūsų akimirką Lasoje ir ten taip stipru buvo, kad labai antrinu, ką tu pasakėjai. Irgi man vienas ryškesnių prisiminimų. Ir asmeniškai man, irgi kažkokie tokie stebuklai, sakyčiau, kokie įvyko, tai aš kai pirmą kartą lankiausi Tibete ir kai apėjau Kailašo kalną, kad lygiai po metų sutapo data, kad aš sutikau savo dvasinį mokytoją, Tibeto vienuolį. Ir aš kaip pagalvoju, turbūt siela užsislapsto kažkokias žinutės, kaip tuos šventus raštus, kuriuos atranda Tibete, kur irgi užslapsto, tai ir siela galbūt turi tuos tokius užslapstytus dalykus, kad pavyzdžiui, kai sutiksi savo mokytoją, kad tikrai nesumaišytum, nesuklystum, kad čia tavo mokytojas, nes man tai buvo vienas iš tų ženklų, jau buvo daug daugiau, bet kad sutapo data, kad lygiai po metų, kaip aš buvau Kailaše, aš sutikau savo dvasinį mokytoją. Tai šitas man ir apskritai aš po Kailašo kažkaip jaučiau labai daug energijos. Aš buvau tiesiog kaip kokia batareika pasikrovusi. Kokią pusę metų man reikėdavo kažkur 4 valandų miego, kur aš tikrai labai mėgstanti pamiegoti, nes aš tiesiog per daug turėdavau, atrodo, ką nuveikti. Labai užkūrė tą bent jau mano energiją, būtent Kailašas.
O atsimenu, kai pirmą kartą atvykau į Tibetą, man labai pasijautė kontrastas tarp Nepalo ir Tibeto. Man pasijautė, kad galbūt Nepalo tokia žaisminga energija, tokia, gal dėl to, kad daug ten tų tokių dievybių, ritualų, visada kažkokios dievybės gimtadienį jie ten švenčia ir visada fiesta, ir man ta fiesta kažkaip ten labai jaučiasi, nors ir tuo pačiu labai gilios tos tradicijos, labai gilus tas dvasinis rimtumas, bet ir žaismingumas. O Tibete aš pirmą naktį net negalėjau užmigti, nes aš net negalėjau patikėti, kad aš taip stipriai galiu jausti kolektyvinę, gal pavadinkim, pasąmonę, kad aš taip jaučiau, kad yra labai daug tautoje liūdesio, kad yra kažkas, man net gumulas atrodo gerkliai stovi ir aš jaučiu, kad čia ne mano jausmai, nes aš taip laukiau, taip svajojau. Aš dažniausiai būnu tokia užsikūrus kelionėse, tokia linksma, sakyčiau, aš gal taip save įvardinčiau. Bet ten man buvo toks didelis liūdnumas pirmą dieną. Ir aš galvojau, oje, tautai gražinkite į Nepalą. Čia net ne tai, ko aš tikėjausi, va tokie jausmai vidai. Bet kaip išėjome į kalnus, į Kailašą, į tą žygį, viskas tiesiog prasisklaidė ir tas Kailašas toks atsidengęs visas dienas buvo visam gražume. Ir dar toks ryškus prisiminimas, va kai pirmą kartą jau Kailašo kalną, kad man pagreitintai aš apėjau visą savo gyvenimą ir taip labai ėjo tokios žinutės asmeninės iš vaikystės, iš paauglystės, iš jaunystės etapų ir aš išgyvenau juos, viduj tarsi pagreitintai. Įėjau į tas situacijas ir tarsi jas pataisiau viduje. Man ten vyko procesai, taip tyliai, nes Kailašą, tu žinai, kai eini daug kalbėti negali, tai jis priverčia pabūti savo vidinėje tyloje. Tai vat, Tibetas yra Tibetas ir Kailašas irgi. Nors kartą jį patyrus yra kažkokia trauka. Visi, kurie buvo, su kuriais esu kalbėjus, kurie nors kartą atėjo Kailašą, juos traukia ir vėl. Tai va, gal tu dabar pasidalink, kaip tau? Kai tu pasakai va, apie tą pirmą susitikimą su Tibetu, tai žinok, aš irgi galiu tą patį atliepti, kad mes vos tik nusileidom, visas tas toks griežtumas, ta tvarka, viskas taip tiesiog taip, net tokia įtampa labai vidinė pajutau ir vien tų oro uostų, visi tie patikrinimai, kai mus tiesiog į vorelę visus išrikiavo pagal numeriukus kaip viščiukus ir toks. Ir šiaip, ta pirmoji naktis, gal ir ta aklimatizacija šiek tiek jau buvo prasidėjus. Ir toks tikrai tas sunkumas krūtiniai buvo ir tiesiog, kai ir tie prisiminimai kažkokie net lyg iš praeitų gyvenimų, kažkoks, tas skausmas, kažkas, labai tikrai viduj vyrė ir atrodo, važiuojant per tas gatves, tą Lasą visą naujai atstatyta, viskas kinietiškais užrašais ir panašiai. Ir tiesiog pamatai tuos tibetiečius einančius su savo tautiniais rūbais ir viduj kažkur giliai įsivaizduoji, kaip būtų viskas atrodę, jei kažkaip būtų kitaip. Bet aišku, viskas įvyksta taip, kaip turi vykti. Ir jo, bet tas skausmo momentas tikrai labai buvo ryškus. Bet kai pradėjom į kalnus vykti, tai irgi tikrai tas jausmas apie Everesto base campą liko labai labai stiprus. Ir to autobusiuko, kai mes įlipom ir jau ten kėlėmės aukštyn ir aukštyn, tą vaivorykštę pamatyta, tada tos viltis, kad pamatysime Everestą, kad bus geras oras. Ir iš tikrųjų, tikrai tos akimirkos, kur tiesiog atrodo nutyla viskas viduje ir tiesiog būni su tais kalnais, su ta gamta ir su ta didybė. O Kailašo kalnas, tai man pačiai irgi buvo labai stiprus visom prasmėm, net ir fiziškai eiti tenais, ne kartais, o tikrai reikėdavo save pamotyvuoti.
nes ir kūnui nebuvo lengva, ir kažkokios tai baimės iškildavo. Ir vis grįžtuoti tą pasitikėjimą, kad viskas taip, kaip turi būti, kad viskas pavyks. Ir kažkaip atsimenu labai ir tą antrąją dieną, kuri buvo intensyvi ir ten turbūt 12 km kopėm vis aukštyn ir aukštyn. Ir mane vis motyvuodavo tas jausmas, kad nešu savo kupriniai svajonės užrašytas, artimųjų žmonių savo. Ir iš tikrųjų tos svajonės, kurios tos iš širdies ir tos tikros užrašytos, po truputėlį įgauna pagreitį, dabar jau greit metai bus ir jau stebiu, kad ne vienas dalykas jau atsiverinėja ir toks didžiulis dėkingumas, vat, tiesiog vat, eit per tas vietas ir su didesniu tikslu. Ir kaip tu sakai, vat, irgi kokios tau atėjo dovanos apėjus tą kalną, tai aš irgi tikiu, kad pas mane dar viskas tik skleidžiasi ir dar išsiskleis visos tos užrašytos ir neužrašytos mintis. Ir kažkaip noris taip pereiti jau prie tokio lyg apibendrinimo ir noris tavęs paklausti, o kas tavyje atsivėrė per visas šitas keliones, nes, kaip minėjai, pas tave jau ne viena buvo ir jau nuo paauglystės, nuo vaikystės tavo prasidėjo. Tai labai būtų įdomu išgirsti, kas tavyje atsivėrė per visas šias dovanas. Labai teisingai pasakei, per dovanas. Nes kiekviena ta kelionė tai tikrai tarsi dovana. Ir kas atsivėrė, manyje taip labai sunku būtų įvardinti, bet po kiekvienos kelionės aš jaučiu, kad aš grįžtu tarsi vėl nauja, su kažkokia didesnė apimtim viduje, didesniu sąmoningumu ir nepamatuosi to, bet jauti, kad tai yra tiesioginė to žodžio prasme kažkokie dvasiniai turtai, kurie kaupiasi, kažkaip lituojasi, presuojasi ir jie spinduliuoja po to toj realybėj, kurioj gyveni, kažką tokio, kur tu nešiesi per visas temas. Ir kiekviena ta kelionė kažkokias skirtingas tas temas turi ir atveria, va pavyzdžiui, kai buvome su tavim Tibete, aš taip jaučiau augalus. Aš tokią atjautą pajusdavau augalam, ko gal taip savo krašte nepajusdavau. Bet ten gal tai iš tikrųjų, kad kai eini aukštumose, tie augaliukai vis mažėja jų ir kai tarp uolų ten kažkur matai kažkokius smulkius augaliukus, tu kažkaip juos labiau kreipi dėmesį, jie tokie ypatingi tampa. Tai vat ir kiekvieną kartą atrodo grįžti kitoks, bet ir dėl to gal norisi vėl ir vėl važiuoti, nes labai malonu. Koks tu grįžti. Labai geras jausmas, kažką vis įsineši, parsiveži, transformuoji kažką savyje. Tai vat, gal taip apibendrinančiai pasakysiu, ką manyje tai atveria. O tau, Meda, tu irgi pasidalink, ką tau atvėrė ar atveria dar vis. Aš tai dabar atsimenu tą momentą, kai jau apėjom Kailašo kalną. Ir dar buvo toks paskutinis pasimatymas su juo, taip pereinant per tą tiltą. Ir aš taip sustojau ir žiūriu, iš tikrųjų jis čia vėl pasimatė ir vėl toks kažkoks tas lyg pokalbis su tuo kalnu, kad jis ir toliau kažkur veda ir nenutrūksta ta piligriminė kelionė iš jos išvykus, kad tiesiog vat, ir toliau vyksta visi tie dalykai ir tos duonos pakuojas taip harmoningai ir tada, kada turim kažką vat, atrasti ir savyje pajaust. Man gal, žinai, vienas iš tokių dalykų tai pasitikėjimas, kad tiesiog vat, viskas vyksta tobulai taip, kaip turi vykti. Ir tas vidinis saugumo jausmas, kad net ir važiuojant per keliukus, kur ten tiesiog atrodo kelio net nėra ir jis stato vietoj, vat, kaip
kai kirtom tą sieną, kai jau su autobusu vykom atgal iš Tibeto į Nepalą. Ir atsimenu, mes tiesiog tame autobuse važiuojam ir juokiamės, kad ta prasme, va, nu toks vidinis va, tas pasitikėjimas, kad viskas, vis tiek viskas bus gerai, kad ir koks ten siauras tas kelias ir kokie pavojingi iš tikrųjų tie kartais būna keliai. Bet, nu, va, tas jausmas, kad tave veda, kad niekas nevyksta atsitiktinai. Tai va turbūt va šitas, kad viskas įmanoma ir kad kai mūsų širdis veda, tada atsirakina visi tie keliai ir tai, kas atrodo neįmanoma, ne dabar ir ne laikas, tiesiog sukrenta į tinkamas vietas. Tai turbūt va tas pasitikėjimas, ne savim pasitikėjimas, bet pasitikėjimas to, kas yra daugiau už mus. Labai gražiai pasakėjai. Tikrai toks užpildo kažkokiu tuo pasitikėjimu, ne iš ego pozicijos, bet iš to, kad jeigu kelias tikras, jeigu jisai nuo širdies, tu nepasiklysi. Kad kažkoks toksai tampi tarsi gal naudingesnė visatos ląstele, nes nori kažkaip prasmingai gyventi. Tai va. Ar girdi mane? Aha, girdžiu. Ne mano ausinukai. Ir aš Giedrė. Gal ne veltui tie ausinukai ir sustabdė, nes matyti jau laikas. Ir jo, bet aš dar turiu vieną tokį klausimą tau. Aš žinau, kad neužilgo tu vėl organizuoji kelionę į tą patį Kailašą ir į Tibetą. Tai manau, kad dabar mes turime erdvės šiam kvietimui. Tai papasakok apie laukiančią kelionę ir kada įvyks. Wow, nesitikėjau, kad šito paklausi, bet staigmenėlė tikrai. Ir tikrai darom šitą video nereklaminiais tikslais, bet jeigu kažkas dar pajutote, kad jūs irgi, jums per mus kažkaip atėjo tas laiškas, tas pakvietimas, tai tikrai labai kviečiu prisijungti, dar keli žmonės priimsiu vykti kartu šiais metais rugpjūčio 22 dieną ir grįšim mes rugsėjo 7. Tai laukia vėl Kailašo Kora ir šie metai yra ypatingi. Jie yra tik kartą per 60 metų pasitaikanti galimybė, nes ugninio arklio metai skaitosi vieni svarbiausių, jeigu žmogus nori ateiti Kailašo kalną. Taip tikima bent jau Tibete, kad tai prilygsta 13 kartų paprastiems metams. Tai tuo tikslu ir aš labai norėjau šiemet, kad būtinai dar susiklostytų palankios galimybės ir kad dar išvykčiau, dar nors kartelį prašiau likimo atsidurti Tibete ir ateiti į šventą Kailašo kalną. Jeigu kažkas pajutote, dar galite jungtis. Ačiū tau, Giedrė, už šitas galimybės ir ačiū už visą pokalbį, už tavo atvirumą, nuoširdumą, tikrumą ir tebūnie tos kelionės ir daugiau plečia ir atveria ir pakviečia tuos, kurie turi ten nuvykti. Ačiū tau. Ačiū tau begalinis. Ačiū. Iki. Iki.